Seminaras iš dviejų dalių. Kultūrinių dimensijų modelius ir taikymą darbui su moksleiviais jaunimu. Tai va šitas bus. O paskui bus laisvas jūsų meniu. Tai, ko pageidauja jūsų mokykla, kas jums būtų įdomu, kas jums būtų aktualu. Galim kalbėti apie vadybos tam tikrus klausimus, pavyzdžiui, kaip dirbti su subalansuotais vadybos rodikliais, geriau valdyti mokyklą ir taikyti inovacinius kažkokius mokymo, kūrybos metodus, vadybos metodus, kad kažką tai pasiekti. Vis tiek tai bus orientuota daugiau į kaip jūs, kaip į vadovus, nes, pavyzdžiui, pas mane, tie žmonės, kurie čia sėdi, tai jie vadinasi strateginio planavimo grupė, jie priiminėja visus sprendimus, žinoma, kartu su manim. Tai tiesiog galėčiau pasidalinti realiai, kaip mes tai darom, kokiu būdu tai viskas vyksta. Nes tai yra truputį kitaip negu dirba mokytojas. Taip, mokytojai yra vienas dalykas, administracija yra truputį kiti dalykai, bet žinoma, mes kartu kaip viena komanda dirbam. Direktorius pavaduotoja ugdymui, Janina. Eidama į seminarą, giliai apmąsčiau ir tikiuosi, kad sužinosiu kai ką tikrai naudinga, nes, kiek žinau, ir jūs vadovaujat mokyklai ir galbūt kai ką perduosit iš savo patirties. Direktorė Rima, apsidžiaugiau pamačius jūs, nes psichologus aš visai džiaugiuosi, kad eina į mokyklą ir Reda juristas, iškėjus visi tokia, iš pokalbių pasirodė tokia šauni komanda ir labai džiaugiuosi, kad mano lūkesčiai pasitvirtino vaikų ir mokytojų nuomonė ir aš labai tikiuosi irgi gauti kažko naujo vadybinėje kompetencijoje, kaip jums sekasi ir taip, ką jūs naujo čia pasakysite, nesakyti vaiko geroviai, ką pavaduotojai ir sakė, kad tai yra bendravimas ir bendradarbiavimas visų tų sričių mokytojų, vaiko ir mūsų administracijos. Tas visokių psichologinių tokių dalykėlių, sakykime, valdymo, emocijų, taip, to labiau, kai jūs matėte, kad mūsų bendruomenė tai moteriška daugiau, tai emocijų pliūpsnių yra dar daugiau, nes kaip neturim to vyriškojo to pusės, kuris atsvertų tokią pusiausvyrą. Aš mačiau, kad kažko tikrai gausiu naujo ir pasimokysiu iš kolegos. Gerai, tai mes draugiškai. Gerai, tai žaidybiniai maniero atsipalaidavę. Kūrėm dvi komandos, kad susimaišytų administracija su pagalbos specialistais. 3 pamąstymai, kaip kultūra, bendroji kultūra veikia jūsų mokyklą. 3 įtakos zonos, kaip veikia kultūra bendroji jūsų mokyklą. Jūsų manimų, 3 dalykai, kurie kūrė tą kultūrinį, daro įtaką tą kultūrą į mūsų kasdienį gyvenimą. Mūsų valstybės šventės. Mūsų valstybės šventės, manot, daro įtaką. Taip formuojant kažkokį suvokimą. Tai sakykime, mes pats važiuojame sausio 13 įvykius, nešam laisvę. Aš labai atsiprašau. Prašom klausyti, mus dėrsti. Aš labai atsiprašau. Būkim. Jo, tolerantiškai. Taip. Sausio 13 renginiuose mes nešam šviesos žvilgsnio per visą Vilnių ir važiuojam visi. Taip, toliau eina, sakykime, mūsų pačių vasario 16, toliau yra Rainių tragedija. Birželio 14, rugpjūčio 23. Mes matome vaikuose augantį tą tokį pasididžiavimą, jeigu aš negaliu sakyti kažkokį pliūpsnį, kažkokį reikime, kad aš esu kažkas, bet ugdome, kad aš suvokčiau, kad aš esu lietuvis, aš čia gyvenu ir aš turiu kažką daryti, kodėl aš esu pašauktas. Jo, aš esu pašauktas šitą žemę kažką atlikti. Mes pastebėjom, kad apsitarėm ir iškėlėm tokią tezę, kad mūsų yra mokyklos savita kultūra. Kur jinai yra savita? Taip. Su pirma, kad yra tai maža bendruomenė ir jau toj susiformuoja sava terpė. O kaip jie įtakoja bendroji kultūra Lietuvos? Viską savo. Taip, klausau. Mokykla turi vardą išskirtinį, kur vadinasi Lietuvoje tik 2 mokyklos ir tai mes esam Pečkauskaitės, o antros Pečkauskaitės nėra, yra tik tai jos taip pat iš Atviros Raganos gimnazija. Tai vėlgi jau uždeda rėmus, iš kurių mes negalime išeiti. Ir dėl to vyksta tokie ir specifiniai mūsų renginiai. Pečkauskaitės mergaitės rinkimai, kur Lietuvoje tikrai tokio nėra. Tęsinys yra toj mūsų mėnesio netradicinės pamokoje mišiose. Ugdome dvasingą žmogų, ieškantį gyvenimo prasmės ir pajungdami netradicinį pamoką mišias. Mišias, per mišias? Per mišias eina, išgirstam dvasios tėvo pamąstymus,
sakykime, nuo pirmokų iki 12, iki mokytojų ir iki tėvų. Kas tai yra? Ko tu esi pašauktas į tą žemę, ką tu turi daryti? Nu, mes esame dar tuom žinomi, kad jaunimas mūsų nėra akademiškas, bet jie siekia tobulinti savo tą kūrybinės Kūrybiškumas. Kūrybiškumas. Tai, kas dabar aktualu labai bendruomenė Lietuvoje, kūrybiškumas. Gerumo daigelis mūsų tame gėrio išdenė, kurį įmetam po truputėlį. Ir mes įmetam kartu, sakykime, aš vėl paliesiu iš bažnyčios pusės, bet kaip tai paliečiame? Tai yra paskutinių skambučių šventė mokykloje. Bažnyčia yra sukvieti tėveliai, visa mokykla, visa bendruomenė. Ir mišių pabaigoje tėvai laimina vaikus prieš išeinant į didįjį kelią. Šiaip tai tokia aplinka visa. Jeigu paliečiant mokytojus ir visą tą mokyklos bendruomenę, tą personalą, jie yra tokie visi, tarsi turi tokį savyje globėjiškumą tokį, kad vienas kitam, pagalba vienas kitam ir vienu žodžiu, kad tai yra čia mūsų namai, kad mes turim šitoje aplinkoje kurti gėrį. Tai kilo iš rašytojos vėlgi idėjų. Rašytoja, kaip žinote, buvo ir labdarė. Čia gerai, ta labdaringoji pusė. Aš vieną ausim girdėjau mergaitės, tenai kažkokie pagalbos, reiškia. Taip, ir organizuojamos labdaros akcijos. Neužsibaigia mūsų visi darbai gerieji vien tik tai su mokslo metais. Mes iškeliavom į atostogas ir darom tarptautinį stovyklą. Lavinam vaikų kalbų kultūrą, tautų pažinimo kultūrą, o čia kartu plečiasi ir dvasinis, ir meninis, ir gamtos pažinimas, įvairiausi tyrimai, ekologiniai ir taip toliau. Labai gerai. Kol kas 3-3, sąžiningai, paplojam. Gerai, pasirašom. Sekantis klausimas. Ar globalizacija daro įtaką jūsų mokyklą? Mes gal pradėsime nuo ekologinės situacijos. Taip. Ekologinė situacija, tai čia mūsų terpėje supanti aplinka. Mes turim šalia naftą ir užterštą gamtą ir tai nėra gerai. Prašau. Irgi pradėsim mes turbūt nuo neigiamos ir paskiau išeisim turbūt į tą augimą. Kokį turi įtaką televizija? Kokį įtaką turėjo? Pirmiausia, buvo mergaitė susitink berniuką ant kaklo, užtrauktukas traukomas apsikabinus čia, sakykime, ant palangės. Jaunimėlis mūsų galvoja, kad jie taip glamonėjus atsiguli, gatavai ir paskui atlėkė mama su dukra, kad čia man vaikos neišprievarta ir taip toliau. Nors buvo provokacija jos pačios. Ir tas darėm, tai sakiau, čia būtų nesveikas berniukas, jeigu to galėtų kažko nepadaryti. Kaip mes padėjom išgyvendinti visą tą dalyką, kreipėmės į savo mokyklos mokinę režisierę, Žemaitis teatro, jinai atvežė ir spektaklių. Kokius pasiekmes to yra? Ir abortai ir taip toliau, ir taip toliau. Televizijos veikla, kokį daro. Ir nuo to jau dabar gyvenam. Tai informacinės technologijos atrodo taupo mūsų ir laiką, ir sąnaudas, ir ekonomiškai mus tai veikia. Mes ir galim susibendrauti su kitomis šalimis, panaršyti ir pakeliauti po pasaulį. Tai irgi atrodo praplečia globalinius santykius, bet tuo pačiu ir mes nukenčiam, kaip žmogiškieji mūsų santykiai nukenčia. Tai jeigu aš galiu dabar išsakyti jums savo emocijas ir jūs matysit, ar aš jums meluoju ar nemeluoju, ar aš jaučiu simpatiją ar nejaučiu, o jūs ar per Skype tai suprasit. Toliau mes stengiamės išmokinti jauną žmogų, pažinti muziką. Koncertai yra iš dalies mokami, ten 1, 2, 3 kažkiek kiek susidariam, taip? Ir buvo lyg pasipriešims, kodėl aš turiu eiti, ale savo norų, bet užlyta, ne kaip ir prievartą. Ir praėjom kompromisų, susitarėm su mokiniais, jūs einate į mano koncertus, aš einu jūsų. Ką tas reiškia mano ir jūsų? Man tai yra rimtoji muzika, tai yra tikras profesionalas atvažiuoja, jų tai yra, visokių čia buvusių žvaigždžių, kas čia tokie visokiausi, tie iš televizijais, jiems visokie vudžiai ir taip toliau tas, ar ne? Ir kaip man pradėjo patikti, kada vaikai pradėjo atsirinkti ir savo tos karaliukus, ne visus priėmė. Ir kai jie atvažiavo, neprisimenu, čia paduotuvėjom geriau atsimena, kažkurį iš tų žvaigždučių ir kai mūsų atėjo 3 ar 4. Jie atsirinko, pradėjo atskirti, mums nereikia ir jie buvo nustebę, kaip tai šitoj kaimo mokyklai jūs nenorite? Nenorime. Ir tai labai aš apsidžiaugiu. Ir tėvai eidavo į tos koncertus, nėra taip, kad vieni vaikai. Iš tikrųjų, tada mes sakom, ačiū Dievui, mes pasiekėm kažko, kad pradėtų išgirsti tikrą muziką. Mes taip pat dalyvaujam komenijos veikloje, irgi galim pasigirti. Kas yra jame gerai?
gerai, tai plečiasi vaiko pažintinės ribos. Jis susiduria su tokiais dalykais, kur pamokos jokiuose rėmuose netilptų. Tai yra jam suteikiamos galimybės savarankiškai kurti, savarankiškai atliekamos užduotys, kūrybiniai darbai, gamina, konstruoja vėjo jėgainės, konstruoja, filmuoja, modeliuoja, vertina, kurie turi galimybę išvykti už ribų, tobulina kalbos įgūdžius, įgyja naujų patirčių ir naujų žmonių ir naujų draugų. Kaip mes pradedam supažindinti savo moksleivėje su kita kultūra. Sakykime, mes esam lik ir uždara, lik tai būtume erdvė ir nelabai gal norim priimti svetim kultūrą. Iškyla ir Vilniuje, Lenkų klausimas, ten dar kažkur. Pas mus šalia mes esam Latvijos sienos. Taip. Ir mes pradėjom pirmiausia draugauti su latviais, kad jie būtų artimi mums ir mes būtumėm. Su Vytauto Didžiojo universitetu pradėjom tą projektą Latvijų ir lietuvių draugystė, kad Latvijos kalbėtų latviškai, mes lietuviškai ir susikalbėtume ten ir pamoks ir viskas vyko. Mes pamatom, kad Lenkai nuperka naftą ir iš mūsų pusės atsiranda iš lietuvių toks priešiškumas, kodėl jie atėjo ir užėmė mūsų vietą, mūsų duoną atėmė ir taip toliau. Tada mes sakom, reikia mums susipažinti su Lenkais, pažinti jų kultūrą, kas jie tokie per žmonės, kad vaikam nepamatytų, Lenkas tai jau čia mūsų priešas, ar ne? Kas jie tokie? Atrandam Seinuose ne Žiburio gimnaziją, bet Lenkų gimnaziją ir draugaujam su Lenkais, kad ir pamatom, kad jų tradicijos panašios, kad jie ta pati veido spalva ir širdis toj pačioj pusėje ir viskas, ir iš tikrųjų dalinamės gerai patirtim. Šalia mūsų vaikai aug tolerantiškai, kitai tautai. Kaip yra su mokslu? Kaip? Kaip yra su mokslu? Kaip? Kaip? Atrodo, bendradarbiaujam, tai irgi yra procesas, ką dabar labai gražiai pateikė, papasako, bet pats mokslas jis irgi duoda savo žinių, tai praplečia galimybę susipažinti. Ir tą, ką mes visi susipažinom su paskutiniu projektu, ne mes jau tiesiogiai mokiniai, patys ruoždami mokslinę informaciją apie biokuro biomasių panaudojimą, energijos saulės panaudojimą ir išnaudojimą buityje. Tai irgi globalizacijos įtaka. Kodėl pas mus yra ir ne tik tai, kad susipažinti su kitų tautų žmonėmis jaunais, bet kad mūsų vaikai suvoktų, kad aš ne vienas esu pasaulyje ir kad aš turiu tobulėti ir išmokti ir turėti ką pasakyti. Sakykime, nuvažiavo pagal Dijolį suradimą į Baltijos televiziją gimnazistai ir man parvažiavo vaikai sako, a jūs žinot, ką vilniečiai sakė? Žydikai, mokti išsižiūrėti, tą pasakyti. Sakau, labai puiku. Jūs turite išmokti ir turėti ką įsižiūrėti pasakyti. Tam ir šalia yra mūsų, sakykime, tos ir stovyklos ir šiaip kokios renginios, vaikai iš gimnazijų miesto, iš Tauragės, Kelmės ir Mažeikių, ir Vilniaus, ir Raseinių, ir visokiausių, šalia, aišku, šalia užsieniečiai, kad mūsų vaikas irgi augtų, kai jis drąsiai galėtų pasakyti, aš esu Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinis mokinys, nesigėdydams, kai jis iš mažo miestelio. Nes mes esam čia ir dabar, mes esam tokie maži, bet mes esam viduj kitokie šiltesni, negu mieste yra dar didesnė turbūt konkurencija ir da užmuša mūsų turbūt norą bendrauti ir bendradarbiauti. To kontakto akių turbūt mažiau. Gerai, ačiū labai. Gal sustojam šitą vietą. Kol kas lygų. Dabar dėmesio, gudrus klausimas, labai gudrus klausimas. Kokios yra Židikuose subkultūros? Punkų turit, rockerių turit, metalistų turit, emo turit, urlaganų turit, forsų turit, fifų turit. Kokią daro įtaką subkultūros? Jūs manot, kad nėra. Gerai, jūs kaip manot? Čia yra pavieniai. Pavieniai, bet kokių turit? Nesusibūrė, kad tai būtų ten emų. Blikstelėjo trumpam per vieną stovyklą, čia visos išsijuodino, vaikščiojo ir trumpam, paskui viena kita vaikščiojo su tais batais ir tais juodais drabužiais. Na, o tokių, pifų tų vadinamų. Fifų, jo. Tai jau kur, jos irgi yra pavienės, bet tokios klasės, beveik kiekvienoje klasėje galima atrasti tokių. Kur įtakoja, kur, tiesiog pamatė ką ir viskas ir kokia pupytė ir Yvos, 69 maždaug. Jo, to jau rūžavi drabužiai ten atstatyti. Tie krūtytės prikimštos ir visa kita. O forsų turit? Praėjo treniruočio laikas, jau praėjo. Bet buvo laikas, kad buvo tikrai su tų treningų. Dabar pas mus madinga, kaip sakė Vanijolė, tų vaikščiojančių apsikabinusių
MP3 tos grotuvus ir... Neformalai. Bet nu, Linksi. dėlniukas jau nešiojas, ne? Jo, Šeiminiukas, dėlniukas. Čia jau ne tas. Jo, didelius magnetofonus pasiūlė. Tokie neformalai, higoperiai, taip, vat kažkas tokio. O dabar su tais Kažko ieško, nutysusiom kelniam, tokiom plačiom, bliuzonais. Jau nebėra. Buvo irgi buvo prieš porą metų. Kai mes kalbėjom su vaikais, tai dabar pagal populiarumą. Pirmoji vietoj forsai, su kuo norėtum draugauti, su kuo norėtum būti. Antroji vietoje yra kartu, reiškia, fifos ir neformalai, maždaug po lygiai pasidalino, po to jau eitų gotai, metalistai, ten visą tie sunkus, reiškia, rokas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kuo mano manimu, mažiausiai, su kuo norėtų draugauti, arba ten turėti kažkokius santykius, tai su emo, arba su tokiais depresyviais, kurie jau ten būtų visiškai jau ta. Kitaip sakant, yra tam tikra įtaka subkultūrų, jinai yra, bet jinai gal nėra pas jūs ryškiai, jinai nepasireiškia taram, nėra įsivyščius. Gerai, pereinam prie sekančio dalyko, kuris irgi labai svarbus, mato, trikampiukas yra, toks trikampiukas. Tai dabar kultūra, tai susideda iš įgimtų dalykų, tam tikrų įgimtų dalykų žmogaus. Norim ar nenorim, pavyzdžiui, maitinimo įstaigos, taip, jos norit ar nenorit turi būti. Todėl, kad tai yra įgimtas dalykas, žmogus turi valgyti, jeigu jis nevalgo namuose, jis valgo kažkoje viešoje įstaigoje. Toliau, antras yra kultūriniai grinai, įgyti kažkokie dalykai, išmokti, ko iš tikrųjų nėra pačioj kultūroje sugalvota. Pavyzdžiui, teatras, taip, tai yra, nėra natūralus dalykas, jis yra susikūręs iš kažkokių kitokių jau grinai žmogiškų poreikių. Tai dabar ir yra tas vadinamas meninė dalis, tai iš dalies žmogus kažką paima iš įgimtų dalykų, kaip aš valgau, daleiskim, o kitas dalykas, aš paimu kažką iš kultūros, ką aš žiūriu, pavyzdžiui, televizijoje arba ką aš žiūriu teatre, dar kažkur. Tai dabar jūsų manimu, ar šitie dalykai yra pas jūs subalansuoti, ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, individas arba asmenybė, galim sakyti, jis neturi kur gauto kultūrinio peno pas jūs, taip? Nėra tų šaltinių. Gali būti tokia situacija. Antras momentas gali būti, kad pas jūs, pavyzdžiui, dominuoja tik tai tos prigimtinės tokios teisės. Žmonės nei ten į teatrus eina, nei ten kinus eina, nei tų bendrų susibėgimų, visi galvoja, kaip pavalgyti, uždirbti pinigus ir eiti miegoti. Ir tas kultūrinis lygmuo, jisai tada kažkaip tai, kaip irgi asmenybės, jisai įsiplaukia. Tai dabar čia komandai pasitarėm, pagalvojom, kaip iš tikrųjų yra. Ir tada diskusija tokia, tiesiog diskusija. Kas labiau įtakoja? Klausom jūsų. Suaugę žmonės, jie daugiau apsiriboja žmogaus tom prigimtinėmis galiomis, kaip save tobulinti, kaip mokytis nelabai turi iš kur, nes šioj aplinkoj, šiame miestelyje dauguma yra jau žmonių tokio ir vyresnio amžiaus, kitoj kultūroje išaugo ir jiems yra taip kaip gerai, patenkinti savo žemosius poreikius, pavalgyti ir ramiai uždirbti pinigą, ramiai gyventi. Tos kultūros, kurią gauna iš tos aplinkos, kaip pasakyti, jie gal ir pasisotina, bet sunku ar pavadinti ją tikrąją kultūrą, nes į miestelį retai atvyksta tokie geri kolektyvai, kad gali tikrąją kultūrą pamatyti, ypatingais atvejais, bet jie galimybę turi. Pamato, bet, sakau, labai retai. Daugiausia apsiriboja vietinė programėlėm, spektakliukais, ten, tokiais lėkštais. O mokykloje jau, kaip jau minėjo direktorė, yra ugdoma aukštesnė ta kultūra, bet vėlgi ją priimti yra sudėtinga. Neina išskėstomis rankomis, nepuola, bet įrodžius po derybų, vieną kartą, kitą kartą dalyvavę ir nuėję, jie gal ir paskui pamasto, kad išties buvo gerai, kitas ir pasako, o tikrai buvo malonu, nes visada būna ta refleksija, mokytojai išnaudoja tuos dalykus. Bet vis tik yra štampas tų namų, yra štampas tas, kad kokioj tu terpėjai užaugai ir bet ką, kad ir knygą pasirenka bibliotekoje. Tikrai, mūsų mokinys net nepuls prie kokios klasikos, jeigu jam nelips mokytojas ant galvos, kaip meškai ant ausies, nelips, kad turi būtinai perskaityti. Ką perskaitai? Tai kokį ten porai metų atsilikusi nuo savo amžiaus knygelę, kur rekomenduojama. Taip, žurnalas Panelė yra skaitomas dalykas, kad
intelektą tobulina jie savo su prievarta. Kai kurie dalykai, mano manimu, yra tikrai jautrus ir reikia apie tai labai rimtai susimastyti, kad paskui nebūtų tiesiog prie vėl.